Šią knygų rubriką pradėsime kiek neįprastai. Supažindinsime jūs su mažąja knygų mylėtoja, kurios didžiausias noras kuo greičiau pradėti lankyti mokyklą, išmokti skaičiuoti, skaityti ir rašyti. Taigi, pradėkime nuo prisistatymo. Labą dieną su Vistiena, man 4 metai. Mano vardas Ema. Parodysiu, kiek knygų turiu. Einam paskubėti. Mūšia. Čia širčia ar mūšia? Mano mylimiausias parodysiu. Šitas. Apie zuikį. 100 zuikių susirinko. Net žiūrė gerelę linko. Zuikis susitarė, į mokyklą atidarė. Ir aš labai norėčiau, kaip tas zuikis eiti į mokyklą. Net aš dar nemoku skaityti, dėl to neinu. Eisiu pas tokią tetą, kuri jis mokys mane skaityti ir eiti į mokyklą kuo greičiau. Tik prieš eidami pas tetą, kuri žino, kaip vaikučiams pasiruošti mokyklai, gal pirmiausia apsirenkime. Regis viskas gerai. Negaištame laiko. Sėdame ant dviratuko ir važiuojame. Pirmyn su vėjeliu. Jeigu moki minti pedalus, dviratis geriausias draugas bus. Na štai, mes jau vietoje. Oho, kiek čia knygų. Sunku ir išsirinkti, ar ne, Ema? Tik nepamirškime, ko čia atėjome. Kurgi ta teta? Aha, štai ji. Nagi, imkimės darbo. Kaip mane paruošti mamytei mokyklai? Jūs galite kartu skaityti, kartu daryti įvairias užduotėles. O tos užduotėlės būna pačios įvairiausios. Gali rašyti, gali piešti, gali skaičiuoti, gali sujungti skaičius ir gali netgi dainuoti. Ką mano daryti mamytei, kad aš būčiau dar padėgesnė? Tu gali užduoti daug klausimų. Kuo daugiau turėsi klausimų, tuo bus geriau. Ir gali klausti apie gamtą, apie matematiką, apie įvairiausius žodelius. Gali mokytis skaityti. Gerai! Na, o kol mūsų mažoji herojė išbandys tetos rekomenduotas užduočių knygeles, mes, mieli tėveliai, pasiklausysime, kągi mums dar patars žinoma edukologė ir 4 vaikų mama. Nereikia išrasti dviračio. Galima pasikalbėti su mokytoja, kuri dirba su pradinukais, ir ji tikrai rekomenduos ir gamtos mokslų užduotėlių, ir kalbos, ir matematikos. Ir yra nepaprastai svarbu tai daryti kartu su vaiku. Dėl to, kad jeigu vaikui bus per sunku, jam nebebus noro keliauti į mokyklą. O sėdėdami šalia vaiko, dirbdami kartu, diskutuodami kartu, mes ne tik jį lavinsime, bet ir stiprinsime ryšį su vaiku. Mes plėsime ir jo žodyną, ir jo skaitymo įgūdžiai gerės, o žinia, visi šitie gebėjimai mokykloje praverčia. Specialistai įsitikinę, kad tėvų buvimas šalia yra nepaprastai svarbus, ne tik padedant pasiruošti mokyklai, bet ir pradinėse klasėse. Vaikai į jas susirenka iš skirtingų ugdymo įstaigų, atsineša skirtingus gebėjimus bei žinias. Vieniems iš pradžių būna per sunku, kitiems per lengva. Tačiau abiem atvejais, jei tėvai tai praleis pro pirštus, vaikas gali prarasti norą mokytis ir eiti į mokyklą. Todėl specialistai rekomenduoja į pagalbą pasitelkti įvairias užduočių knygeles, atitinkančias
vaiko gebėjimus ir pomėgius. Kartu atlikdami užduotis pasivysite bendraamžius ar atrasite tai, ko vaikas dar nežinojo. Vienintelė sąlyga – neversti vaiko daryti to, kas jam neįdomu. Ieškokite tokių veiklų, kurios ir būtų tarsi mokymasis vyksta per žaidimą. Tai galėtų būti kryžiažodžiai, tai galėtų būti kūrybinės užduotis, tai galėtų būti, klausimai, atsakymai įvairūs. Galų gale net dienoraščio rašymas irgi yra būdas susidomėti. Ir tada taip, kaip ir per aplinkui, bet sudominti jį mokykla. Nes pradinėje mokykloje tai yra pats svarbiausias dalykas – sudominti vaiką mokytis, uždegti jo tą norą mokytis. Jeigu jisai bus, tai neturėsime problemų iki 12 klasės. Jeigu jūsų vaikas nelanko prieš mokyklinės klasės, darželėje, ar ne, tai tikrai yra priemonių, kurios leidžia pasiruošti mokyklai savarankiškai. Dėl to, kad, tas užduočių knygeles ruošia pedagogai, psichologai ir visi tie, kurie dirba su vaikais ir užtikrina, kad jie puikiai integruotųsi į mokyklą. Dėkojame gerbiamai Austėjai už patarimus. Ir, dar Emma nori padėkoti. Mandagi panelė, prašau. Ir atsiprašau, maniau jau išėjai į mokyklą. Ačiū labai, atbėgu dabar ruoštis į mokyklą. Sėkmės ruošiantis linkime ne tik reportažo herojai, bet ir jums, būsimų mokyklinukų tėveliams. Mano vardas Sema. Man 4. Sveikinga. Labą dieną. Ne, jau pasisveikinau. O kada eisim jeigu? Jau sakiau. Mano vardas Sema. Man 4 metai.